Nu ką, labą dieną visiems. Atvažiavau į serviziuką. Bet sako, mes tokių sparnų neturim. Karočiui sako, kažką sugalvosim. O sakau, tipo, taip važiuoti negalima. Sako, tipo, nekaip. Bet neturi jie su ko išplaut priekabos. Nu karočiui, bus čia reikalų. Tai būtų nusikautis kokį metalą. Ir varysiu karočiui atgal turbūt. Matysim. Padžiavos sparnus uždėjo. Tokių neturėjo, kur pas mane čia yra, vat, čia originalių. Tai pritaikė kažką tai kitokio. Dabar plauna karočiui man trilerį. Šis juodas. Tepalą vežiau. Ir variklius vežiau, tai tokios reikia išplaut. Išplaus. Ir važiuosim tolyn. Nežinai, kaip čia išsiplaut, bet vyrai bando. Kažkaip tai gal gaus. O tokia vat politika. Sakvasi, čia sutvarkė vis. Ką, laukiam rezultatą. Ką, darbai vyksta pilnu chodu, beveik išplojo mane. O tai pakėlęs, kad vanduo bėgtų lauk. Tai pažiūrė, kad šoną biškelį plautų ir viskas. Galinės duris ir važiuosiu. Iškoti atkrito pilnai dėkti, važiuosiu į minimarketą. Važiuoju čia 4 valandas pėlint. Na šiandien pasikraunu ir viskas, darbai bus baigti ir dar pavažiuosiu gal į kokią Lodnuvą. Visio. Tai jo, tokie bairiukai. Karočiui, visio. Sutvarkė mane, išplovė. Važiuoju į Newmarketą. Beveik 5 valandas brūžint. Tai dar karočiui bus bairis, kad aš šiandien nepasikrausiu. Na, matysim, kaip čia bus. Bet vat jeigu trafikai, visą kitą, tai dar net ir nenuvažiuosiu ant 4 ten. Dar turi atvažiuot pusę 4, 15, 4. O kitaip net nekraus, jeigu atvažiuosi vėliau. Važiuosim ten, stosim ir miegosim. Tokia bus dienelė. Nu ką, pėlinam čia tais keliukais, šunkeliukais. Čia palauk, čia trokstopas yra, o čia kavinė kokia nors yra ar nėra? Ne, turbūt. Gal ar yra? Jo, yra. Taip, bet jeigu čia važiuos reikės užlėkti. Ar kai pavalgau, tai galima važiuoti. Važiuosi tais šunkeliais. Na, 15. Valysim už normalų kelią turbūt. Nežinau. Prašau, kad būsiu pusę 3. Dar reikia padaryti. Būsiu po 3. Pusę 4 nuvažiuosiu, sakys, viskas jau nekrausim. O gal dar ir pakraus, nežinau. Šiaip tai va ten, kur kraunamės, iš tikrųjų, tai aš kad atvažiavau, sako, turi atvažiuoti, sako, ant pietinės, mes krausim, tai valandą ar 2. Ir nekroja manęs, o dabar kaip bus neaišku. Matysim. Vis labai nepergaliu, sutvarkiau viską, išsiploviau. Vis neišplovė. Sutvarkė. Ir dabar važiuojam. Karočiui būsiu be 15. Tai jis tenais. Nu kaip, stavkės metam. Kraus, nekraus. Aš galvoju, kad turėtų pakrauti. Bet ten su jais neaišku. Ten su jais neaišku.
Orelis nebuvo, kad šiandien toks tai šiltoka, 23 laipsniai. Labai šilta nėra, bet pagal čia laipsnių atrodo turėtų būti šilta, bet šiaip tai nėra labai. O iš tokį žėlą palenkiam. Pirmas susukimas. Ir viso, mes emarė. Tai turėtų būti padarę jau naują veidrodį. Pažiūrėsim, aš jau senai buvau, nes kai aš buvau nuvažiavęs paskutinį kartą, ten darė veidrodį naują. Taip stačiai reikėjo ir važiuoti. Pažiūrėsim, kaip ten pabaigės, nes buvo iš to pasto buvo išsikraustę tokios laikinas kabinas. Tai ten sėdėjo jie lauke. Kažin dabar atgal sugrįžo, ar tas kabinas ir paliko. Įdomu. Važiuosim, pamatysim. Va, MR Metal Recycling. Važiuojam, pažiūrėsim. Viso, į ką stosim čia vat, palei tvorą va čia toliau ir lauksim rytojaus. Eisim pasivaikščiot. Už 3 kilo, už 2 kilo yra Pardovkė. O ko ne, ką veikti? Miškelį kojelės pramankštint galima. Va čia po kairę stoji ir stovi. Va čia va. Tai o, veidros normaliai. Ne, tos po kairę buvo nameliai tokie. Nėra jų, tai reiškia, reikia čia į ofisą atgal. Tvarka. Tvarka. Nežinau, ko čia pastatė krautis. Pastatė ir dingo visi. Nieko nėra. Nežinau, ką pastovėsiu pusvalandį, sakys, važiuok lauk ir pakrausim rytoj. Matysim. Čia pasivažinėjo. Priparkavo viską, kai dingo. Normaliai. Nu ką, pasikroviau. Matot, kaip reikia purškia vandenį ten visur. Dėl to, kad nedulkėtų. Tokia migla deda. O visur matot, pripilta vandens visur. Kad nekeltų dulkių. Visur tokiuose, ypač vasarą šlapinės. Nes viskas dulka, tai kad nedulkėtų. Ar važiuoja toks karts nuo karto su bačkutė pripila ir viso. Ką važiuojam, neimžo, pasisveriam. Dokumentus šį ilgai daro, tai kad padarys dokumentus, gal tai turbūt iki Londono davažiuosiu ir bus viskas. Labai prastai neblogas iš tikrųjų. Liuks. Все, pakrautas. Laukiam paperių. Ir važiuosim, kur aš šiandien nuvažiuosiu, neaišku. Aišku, galėčiau davažiuoti ir iki Visvalo, man atrodo, kad aš norėčiau padaryti šiandien 11 valandų pauzę. Kaip bus, matysim. Tai vat, ruošimės. Viskas uždariau, sutvarkiau, dabar tis dokumentas, pliombas, viskas užpliomboju, sutvarka, pasirašau. Kaip liūrinam. Beveik paskaičiau saliarkas, ar užteks man iki bazės, ar neužteks, jeigu neužteks, reikės kažką užsipilt. Ką, viso maunam į Whitfieldą. Dokumentai išsiusti, viskas tvarkyta, pliombos uždėtos, viskas uždaryta. Šaunu. Važiuojam. Dabar aišku bus trafikai, viskas, tai turbūt toli nenuvažiuosiu. Ką
Profitą turbūt reikės ir stotų. Gal parvažiuosi visų, nežinau, žiūrėsiu, kaip nuo nuotaikos bus. Jei nuotaika bus, važiuosiu, nebus nuotaikos, nevažiuosiu. Galėčiau šiaip 11 padaryti. Neišės padaryti, neišės. Nu, kaip sakant, lauja atvažiavom. Dar jokios į tą juostą, ten išvažiavimas, tai dėl to čia mes ir stojom. Pagaičiu, atkaukė policijos signalizacijos. Nieko šiaip, taigi tu iki Porfito į parkovkę, vis tiek papirių nėra, nieko nėra. Šiandien nėra pointų jokio važiuoti. Tai kažkaip tai traukti iki Porfito ir polsis. O, koks aparatas varo. Kas čia kaip čia? Starratis. Normaliai. Rokerį varo. Gal arčiau dar privažiuos. Normaliai aparatas, ne? Smagus tokį pralėkti.